Labą dieną, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur ir kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominykas ir sveiki atvykę, sveiki sugrįžę į lenktynių apžvalgas. Didžiosios Britanijos apžvalgos mes neturėjome, nelabai man pavyko susiderinti technikos ir dalykų. Tada turėjome šitą ilgą pertrauką, kur mano gyvenime vyko šiek tiek kiti dalykai, kaip tarnavimas kariuomenėje, tai tiek aš pailsėjau nuo Formulės 1, tiek turbūt ir jūs pailsėjote nuo Formulės 1, tiek ir patys lenktynininkai pailsėjo nuo Formulės 1, tapo tokia mini pertrauka, mini atostogos. Dabar turime Belgiją, kitą savaitgalį turėsime Vengriją ir tada vėl dar vieną pertrauką. Tai įdomus grafikas, įdomus tvarkaraštis, bet mes sugrįžome. Mes sugrįžome į Belgiją, kuri, tiesą pasakius, tokios pirmos mintys nuvylė. Labai nuvylė. Sprinto savaitgalis, sprintas buvo tikrai įdomesnis ir tikrai geresnis negu pačias lenktynės. Kvalifikacija buvo abiejais atvejais įdomesnė. Na ir pirmas su tuo susijęs klausimas. Kas nutiko šioms lenktynėms? Visų pirma, aš manau, buvo uždelsas su startu. FIA buvo per daug atsargus ir išleido lenktynininkus gerokai per vėlai. Pamatėme tas mišrias kondicijas, bet jos nebuvo tokios įtakojančios, kokios turėtų būti. Ir aš manau, tikrai reikėjo viską daryti anksčiau, tuos pirmus ratus pradėti anksčiau, nes pačias lenktynės prasidėjo būtent tada, kai jau realiai visas vanduo dingo, viskas trasa nudžiuvo ir tada tik prasidėjo lenktynės. Na, tas šiek tiek nuvylė. Oro sąlygos tokios. Iš pradžių labai lyjo, tada visiškai nelyjo, išdžiuvo ir pačių padangų ilgaamžiškumas, nors ir Pirelli paruošė tokį variantą, kad medium ir softai buvo lygiai tokie patys kaip ir pernai. Hardai buvo skale dar kietesni, bet tai vis tiek jokio įdomumo nesukėlė ir vis tiek ta vieno sustojimo strategija galiojo, kaip ir pamatėme su Oskaru Piastri. Tai sunku buvo lenkti, visur buvo šlapia, bet nebuvo to sukibimo. Daug DRS eilių, išties nuviliantis vaizdinys, nors ši trasa yra viena iš mano mėgstamiausių. Tikrai būtent daug gerų lenktynių, tiek kad ir pernai buvo labai geras lenktynės su Lewisu Hamiltonu, George'u Russellu, po to Piastris prisivijo, kova tarp Max ir Lando buvo. Na, o šiemet kažkaip labai prastai. Vienintelis geras iš šito įspūdis buvo Lewiso Hamiltono, tas šturmas pačioje pradžioje, keli lenkimai tarp tų midfield komandų ir kai Lando bandė vytis ir tai jam sunkiai sekėsi. Tai galime prieiti prie to, bet reziumė labai prastos lenktynės, labai neįdomios lenktynės, pamaišė oro sąlygos, pamaišė FIA sprendimas startuoti gerokai per vėlai ir tai, jog strategija irgi šiek tiek nuvylė. Taigi galime pereiti prie įsimintiniausio momento, kurių nebuvo daug. Ir įsimintiniausias momentas jau eilę kartų minėtas, tai vėl Lando ir Oskaro kova. Šį kartą mes jos turėjome pačioje pradžioje. Viskas prasidėjo nuo to, Lando pradėjo nuo pole pozicijos, Oskaras pradėjo nuo antros pozicijos. Oskaras matėsi iš karto iš automobilio kūno kalbos, iš pasisakymų radijoje, kad jis jaučiasi šitose sąlygose gerai. Tuo tarpu Lando visiškai atvirkščiai. Jis nesijautė gerai, jis norėjo, kad FIA toliau temptų gumą ir kad tas startas nusitęstų. Ir tai pasirodė trasoje. Oskaras puikiai startavo, labai užtikrintai pravažiavo tą S posūkį ir prisivijo Lando toje tiesiojoje ir galiausiai aplenkė. Tai čia buvo pirmas momentas, kada jau Lando pralošė lenktynes. Antras momentas buvo boksuose, kada jam McLaren nepagelbėjo, pakeičiant padangas, buvo sugaištos tikrai kokios 2-3 sekundės. Na ir trečia pačio Lando klaidos su kietom padangom. Jeigu neklystu, buvo 3 atvejai, kur iš pradžių Lando tik nesuvaldė, išslydo ir tada jam kainavo sekundė, tada užsiblokavo ratai viename posūkyje ir užsiblokavo ratai kitame posūkyje jau prieš pat pabaigą. Tai aš manau, kad Norrisas galėjo ir turėjo laimėti šias lenktynes. Sąlygos buvo, tikrai jisai yra parodęs, kad jisai gali laimėti tokiose sąlygose, bet Piastris šį savaitgalį ir šioje trasoje buvo daug užtikrintesnis, kas leido jam nugalėti šias lenktynes. Ir dabar aš noriu pereiti prie vienos tokios minties, kuri man kilo būtent bežiūrint šias lenktynes ir apskritai
pastaruoju metu. Ir tai yra susijęs žiūrovo klausimas. Kodėl šita kova dėl titulo yra tokia neįdomi? Man pačiam kilo šita mintis, idėja prieš keletą dienų. Na, kodėl nesijaučia, kad tai būtų titulo kova? Kodėl jinai nėra tokia įtraukianti, nėra tokia įdomi? Ir aš daug mąsčiau ir priejau kelis punktus. Visų pirma, tai patys vairuotojai. Jie nėra labai charizmatiški, nėra labai išsiskiriantis, nėra tokie superstarai, kokie buvo Verstappenas ar Hamiltonas, kai jie kovojo. Hamiltonas Rosbergas, Hamiltonas Vettelis, labai seniai žiūrint, Senna ir Prostas. Na, jie nebuvo tokio išsiskiriančio charakterio, tarp jų nėra tokios dramos, kibirkšties kažkokios. Ar čia nežinau, ar čia yra McLaren klaida, kad jie tarsi taip labai sanitariškai bendrauja, bet jo, trūksta tos kibirkšties tarp vieno, trūksta toks dramos, prieskonių, nes tarp Verstappeno ir Hamiltono tikrai buvo, tokie yra išraiškingi abudu, na, o čia trūksta, iš Piastrio pusės irgi, na, tas šaltakrauškimas yra gerai, bet vaizdo to gero nesukelia. Tai čia būtų pirmas punktas. Antras punktas, kad jie nesusitinka arba labai retai susitinka trasoje. Dabar Belgijoje buvo pirmo rato lenkimas ir tada jie iš vis nesusitiko. Didžiojoje Britanijoje irgi jiems praktiškai nesusitiko. Lando laimėjo tik tais Oskaro 10 sekundžių nuobaudą. Austrijoje turėjome tikrai rimtą kovą, tiek ir Kanadoje turėjome rimtą kovą. Ispanijoje vėl Piastris nurūko, Lando bandė vytis, bet irgi ties tuo ir pasibaigė. Monakas, Lando tada nurūko ir Monake aplamai ten nelabai yra vietos, kur pakonkuruoti. Ir žiūrint toliau, ten iš viso praktiškai jokios kovos nebuvo. Na, nebent pačiajame pirmajame raundyje Australijoje. Tai trūksta tų kovų, trūksta, kad jie susitiktų, kad būtų ta nuosekli kova. Tik tais Austrijoje mes pamatėme šitą. Ir atrodo, jog 15, na dabar 16 taškų, atrodo labai arti, turėtų būti įdomu, bet tiesą pasakius, man įdomiau buvo pernai, kai Lando vijosi Verstappeną, kur realistiškai mąstant ten nebuvo praktiškai jokių šansų, bet jie labai dažnai susitikdavo vienas su kitu. Austrijoje susitiko, ten buvo pora situacijų, kur Lando ten nurūko, bet Belgijoje susitiko jie, Amerikoje, Meksikoje, Brazilijoje ten irgi buvo daug reikalų. Na, labai dažnai jų keliai susikirsdavo. Azerbaidžanas taip pat irgi jų keliai susikirto. Ir ta kova iš ties atrodė reali. Na, o dabar tokia jinai šilkinė, sanitarinė. Trūksta, atrodo, tos kibirkšties ir nelabai įdomu žiūrėti į ją. Iš kitos pusės gali sakyti, kad, na, tarp skirtingų komandų yra žymiai įdomiau žiūrėti. Ir aš sutinku. Bet, nu, turėjome 2016 tarp Hamiltono ir Rosbergo puikią kovą tarp titulo. Na, dabar tiesiog atrodo, kad vienas savaitgalį atrodo vienas labai gerai, kitas prasčiau, kitas savaitgalį kitas labai gerai, o kitas prasčiau. Ir nėra to savaitgalio, kada jie būna abu labai aukštai ir abu labai stabiliai ir abu labai konkurencingai. Tai tame yra problema. Todėl šitą kovą dėl titulo, aš manau, galbūt ir bus ateityje įdomesnė, bet dabar, nors ir atrodo tas skirtumas mažas, bet kažkokio azarto, kažkokio noro žiūrėti savaitgalio, laukti, kol šitie du susikips, na, nėra. Tai galime pereiti prie lentelės. Oskaras Piastri nugalėjo, startavo iš antrosios pozicijos, puikiai startavo, aplenkė savo komandos draugą Lando Norrisą. Laiku nėrė į boksus, laimėjo šiek tiek laiko nuo Lando Norriso ir tada labai geras padangų valdymas ir jam atnešė tą pergalę. Kad jis tiek ilgai sugebėjo išlaikyti mediumus ir atnešti jam šią pergalę. Tai šaunuolis Oskaras Piastris. Antras Lando Norrisas pralaimėjo, nebuvo labai užtikrintas, nors ir tas pole pozicijos ratas buvo tikrai užtikrintas. Šiandien kažko jam trūko, turbūt prisidėjo oro sąlygos ir apskritai šita trasa Lando Norrisui nėra labai paranki. Tai buvo jo pirmoji podiumo pozicija jo karjeroje šioje trasoje, tai natūralu, kad tai nėra iš tų vietų, kur mes galime pamatyti žibantį Lando Norrisą, ypatingai tokiamis sąlygomis. Trečias Charlesas Leclerc'as atlaikė Verstappeno spaudimą visų lenktynių metu. Įdomu pagalvoti, jeigu būtų pilnai sausos lenktynės, ar jisai pradžioje būtų davęs kovą Piastri ir Norrisui. Kitas atvejis, ar jeigu mes būtume turėję normalų startą, ne su saugos automobiliu, bet normaliai įsirikiavus ir
užgesus 5 raudonoms lemputėms, ar jis būtų kažkurį iš McLarenų aplenkęs. Tai šitas momentas labai įdomus. Bet podiumo pozicija, aš manau, buvo jo pikas, dabar atrodo, jog McLaren yra gerokai toliau visų kitų komandų ir labai gerai pasisekus gali kažkuria iš šitų 3 likusių Red Bull, Ferrari ar Mercedes aplenkti McLaren. Ir tik pačių McLaren klaidos gali lemti kitų gerus pasirodymus. Tai Leclerco 3 pozicija buvo tai, ką jisai realistiškai aukščiausiai galėjo pasiekti ir šaunuolis išnaudojo viską. Ir įdomu pamatyti šitą Leclerco stabilumą šiame sezone, jis yra užslėptas, jis turi lygiai tiek pat podiumo finišų, kiek ir Verstappenas, aišku, Verstappenas turi šalia ir pergalių, bet Leclercas tikrai ką gali išspausti iš šito Ferrari automobilio, kuris šį sezoną yra nuvilintis ir tikrai net nešęs to, ko tiek Leclercas, tiek Hamiltonas tikėjosi iš jo. Aš manau, jis išnaudoja viską ir aš manau, kad jisai padaro maksimumą. 4. Verstappenas po puikios pergalės sprinte, dabar sunkiai jam sekėsi pakovoti. Ferrari turėjo tiesiųjų pranašumą, kur Red Bull pasirinko pranašumą tam antrajame sektoriuje, kur daug yra vidutinių ir greitų posūkių, bet tai nepasiteisino ir nepavyko Red Bull užimti podiumo. Ferrari buvo tiesiog visą darbą, ką padarydavo Verstappenas tame antrajame sektoriuje, Leclercas viską ištaisydavo tiesiosiuose. Tai šitą strategiją pakeisti nepasiteisino, po to atėjo sausa danga, sausos padangos ir galiausiai netgi su DRS pagalba nepavyko aplenkti Leclerco. 5. George'as Russellas aplenkė Alboną, tokias vidutiniškos lenktynės, daug transliacijoje mes jo nematėme. Tai nebuvo Mercedes savaitgalis, kaip jisai buvo pernai, nors ir atrodo žemos temperatūros, turėtų tai būti Mercedes klimatas ir Mercedes operatyvi zona, bet dėja nei Antonelli, nei Russellas tų įspūdingų rezultatų neparodė. Atrodo, kad Mercedes irgi sėsta šiek tiek, kur turėjo puikų sezono startą, Russellas turėjo puikų sezono startą, dabar jau perinant į antrą sezono pusę, Ferrari pranoko ir Verstappenas, aišku, irgi pranoko Mercedes bičiulius. Tai bus įdomu pamatyti, kaip jiems seksis Vengrijoje, bet kol kas, Mercedes yra tokia 4. komanda. 6. Alexanderis Albonas. Puikus rezultatas Williams, puikus savaitgalis Williams. Komanda tikrai po prastų rezultatų virtinės dabar vėl sugrįžta į tą formą, kurią turėjo sezono pradžioje, sezono pirmojoje pusėje. Ir vėl Albonas rodo puikus rezultatus, kai automobilis yra geroje formoje, paruoštas, tada Albonas ir pasinaudoja. Ir ši sezono tendencija, išties iškelia Albono akcijas. Jisai atrodo įspūdingai, ypač kai tu žinai, kad kitoje garažo pusėje yra 4 kart lenktynių nugalėtas Carlosas Sainzas. Tai smagu dėl Albono, smagu, kad jisai toliau rodo puikus rezultatus, ir Williams toliau auga. 7. Lewisas Hamiltonas ir ačiū Lewisui Hamiltonui, kad bent kažkiek buvo kažkokių įdomių momentų šiose lenktynėse, nes be Lewiso Hamiltono būtume turėję tiesiog 1,5 valandos, su užtęstu startu 2,5 valandos gero kokybiško miego. O dabar Lewisas atnešė puikių kovų, puikių lenkimų, puikių manevrų, toks Lewisas Hamiltonas, koks jis būdavo anksčiau. Ir labai įdomu stebėti Lewiso Hamiltono šitą visą sezoną Ferraryje, nes kai jis jaučiasi gerai, labai matosi, kad jis jaučiasi gerai. Kai jis nesijaučia užtikrintai, labai matosi, kad jis nesijaučia užtikrintai. Ir to stabilumo, kuris atrodo turėtų ateiti į karjeros galą, Hamiltonui trūksta. Ir nežinau, ar čia yra Ferrari problema, ar čia yra pačio Hamiltono problema. Greičiausiai yra Ferrari problema, nes, istoriškai žiūrint, tikrai yra čia Ferrari problema, bet būtent tas nestabilumas yra žodis, dalykas, kuris neduoda Hamiltonui ramybės ir net neša tų tokių puikių rezultatų podiumo pirmo šiame sezone. 8. Lawsonas, nebloga kvalifikacija, neblogos lenktynės, jau atitrūko šiek tiek nuo to viso 7-tuko, kuris buvo aukščiau, ir 4 papildomi Racing Bulls taškai, šalia to Hadže 1 taškas sprint lenktynėse. Racing Bulls išlieka toje kovoje,
tarp tos mėsmalės, kuri darosi nuo 6 iki 9 pozicijos konstruktorių taurėje. Ir labai smagu, kad Lawsonas jau atrodo užmiršęs visą tą etapą Red Bull, kad dabar jis yra toks įsitvirtinęs ir atneša tos stabilius, puikius rezultatus Racing Bulls ekipoje. Ir galbūt iškelia savo tokį vardą kitoms komandoms, kaip Alpine, Cadillac ar dar kitoms, kurioms reikės kitais metais lenktynininkų. Toliau 9 Bortoleto, dar vienas finišas Sauber taškuose. Sauber po tų patobulinimų 5 lenktynės iš eilės pelno taškus, iš kurių vienas podiumas Hülkenbergo, 5 pozicija Hülkenbergo, 2 savaitgaliai, kur Bortoleto pelno taškus. Sunkiai suvokiamas pokytis Sauber komandoje, kur prieš sezoną galbūt galėjai pagalvoti, būtų gerai, kad jie bent jau 2-3 pelnytų daugiau taškų, negu jie pelnė pernai. O dabar mes Sauber matome kaip vienus iš tų stabiliųjų, iš tų, kurie atneša tos puikius rezultatus. Ir labai smagu. Jaučiasi Jonathano Wheatley indėlis šioje komandoje, kuris Red Bull buvo itin svarbus žmogus. Binotto taip pat atneša daug indėlio į šitą visą sujudimą Sauber komandoje. Kitam sezonui, kur ateina naujas reglamentas, kur visiškai pasikeičia automobilių konfiguracija, Sauber, kuri taps Audi, jau dabar atrodo toks simpatiškas vardas. Jeigu jie taip ir toliau, jeigu ta kreivė kyla, Sauber, Audi tampa labai labai simpatišku vardu. Ir tokiems kaip Bortoleto, kuris auga, kuris gali pasisemti patirties iš Hülkenbergo, ir tokiems kaip Hülkenbergas, kuris, turi dar tos ugnelės labai labai daug savo karjeroje, nors ir senas, bet ir labai ryžtingas, labai nori pasiekti. Tai Sauber, Audi atrodo labai simpatiška komanda. Ateityje, 2026-aisiais, kada jie nusimausta ir išplausta, sušiktą neoninę žalę, kurią neįmanoma žiūrėti, nes, baisu yra, kas ten per jovalas. Tai labai įdomu bus stebėti jais kitais metais. O dabar puikiai rezultatas. 6 pozicija konstruktorių taurėje ir labai smagu tiek dėl Bortoleto, tiek dėl Sauber, kad jie toliau tęsia tą formą puikiai. Ir paskutinė vieta yra Pierre Gasly, kuris startavo 13, baigė 10, užlaikė tą visą krūvą lenktynininkų, kuri buvo už jo. Švarus oras buvo pranašumas, pozicija trasoje buvo pranašumas ir šiuos pranašumus panaudojęs Gasly pranoko tiek Oliverį Biermaną, tiek Nico Hülkenbergą, kuris padarė klaidą, arba Sauber padarė klaidą, nerdami į boksus ir nepasilikdami kaip visi kiti iki Tsunoda, kuriam tiesiog nepasisekė su strategija ir jis buvo paliktas Red Bull, todėl jisai finišavo 13, o ne taškuose, kaip jam turėjo būti. Ir toliau kiti. Tai smagu dėl Gasly. Tačiau tokių rezultatų Alpine neužtenka, kad jie sugrįžtų į tą kovą ir tikrai atrodo kaip paskutinė komanda, nepaisant visų šitų Gasly pastangų. Bet jų kreivė šiek tiek kyla, dabar reikia rezultatų iš Kolapinto. Jų nėra, kas toliau jam kyla spaudimas, toliau jam prastas rezultatas dar vieną savaitgalį. Ir nežinia, ar ta Alpine mėsmalė toliau tęsis, ar jie pasirinks stabilumą. Kas, manau, bus pirmas variantas. Ir galime pereiti prie spėjimų, kurių nebuvo. Aš, kaip sakiau, turėjau 3 savaitės nuostabios tarnybos kariuomenėje, tai man nepavyko susidėlioti spėjimų. Tai mes tiesiog apžvelgsime ir aš esu pasižymėjęs tos pačius nominantus, kaip jie buvo iš tikrųjų. Pole pozicija atiteko Lando Norrisui, nors ir Oskaras buvo pole pozicijos savininkas sprint lenktynė. Pole poziciją šiaip susigrąžino Lando Norrisas, tikrai buvo kokybiškas ratas, geras ratas ir Oskarui pritrūko. Nugalėtas tapo Oskaras Piastri, jau maždaug kaip kas ten įvyko aptariau. Savaitgalio pažiba, aš manau, atsižvelgiau stabilumo šiais visą savaitgalį, nes buvo labai daug lenktynininkų, kurie pasirodė labai gerai sprint lenktynėse, bet pasirodė labai prastai pačiose lenktynėse. Arba pasirodė labai prastai sprint lenktynėse, bet pasirodė labai gerai pačiose lenktynėse. Tai aš manau, kad ta vidurinė linija, kur parodė gerą rezultatą tiek čia, aš manau, pagal šitą vertinant, tai yra Bortoleto. 9 pozicija tiek sprint lenktynėse, beveik taškai, tiek pagrindinėse lenktynėse 2 taškai, kurie tikrai svarbus yra Sauber komandai. Abiejais atvejais pranoktas Hülkenbergas, turintis šioje trasoje patirties. Aš manau, Bortoleto pasirodė puikiai ir jis tampa savaitgalio pažiba. Savaitgalio komanda pagal mane yra Williams. Sugrįžo Williams į tą viršūnę. Carlosas Sainzas pasirodė puikiai sprint lenktynėse
ir tada tas pačias perėmė Albonas pagrindinėse lenktynėse su puikia kvalifikacija, 5 pozicija ir, praleidus Russellą 6 pozicija lenktynėse, kas atnešė labai svarbius 8 taškus konstruktorių taurėje. Savaitgalio dugnas pagal mane buvo Kimi Antonelli. Labai prastas savaitgalis, niekada nežinau ar mačiau tokį beviltišką Kimi Antonelli. Vienas prasčiausių jo pasirodymų ne tik Formulėje 1, bet ir jo karjeroje, kiek man teko matyti. Turėdamas 2 šansus, jis abiejose pasirodė labai prastai. Tiek sprinto kvalifikacija, tiek sprint lenktynėse, tiek kvalifikacija pagrindinėje, tiek pagrindinės lenktynėse. Visą savaitgalio metu atrodė prastokai, ar jį slegia kontrakto detalės, ar jį ir ta nežinia apie ateitį, ar tiesiog dabartinė forma yra pakritusi, čia yra klausimas, bet Kimi Antonelli tampa savaitgalio dugnu. Dugninė komanda yra labai akivaizdus variantas, tai yra Aston Martin, nes vienintelė iš tų vidutiniokių komandų, kuri neturėjo jokio šuolio. Haas turėjo šuolį sprint lenktynėse ir sprint kvalifikacijoje, Williams turėjo abu šuolius, Racing Bulls taip pat, ir visos šios ekipos, taip pat ir Sauber, ir Alpine, visos šios ekipos pelnė taškus, tuo tarpu Aston Martin išliko dugne ir tikrai atrodė kaip prasčiausia komanda šį savaitgalį. Na ir viskas, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte, galbūt šiek tiek šį savaitgalį šitoje apžvalgoje aš esu šiek tiek išsiderinęs, buvo atostogas, buvo visai kitos mano užduotis ir reikia dabar nusivalyti dulkes nuo savo balso, nuo savo minčių ir sugrįžti į ritmą. Tai tikrai sugrįšime, tikrai bus daugiau turinio, turiu laisvą visą vasarą, tai likite kartu su Finišo tiesiąja, likite kartu su manimi ir pasiekite Instagrame, prenumeruokite kanalą ir susitiksime kitose kartuose. Ate!